Sveiki! Dirbtinis intelektas šiandien jau nebėra tik ore sklandantis terminas. Dabar jis vis sparčiau integruojasi į skirtingas gyvenimo sritis ir padeda spręsti įvairias kasdienės užduotis. Neišimtis ir interjero dizainas. Tad noriu pristatyti visiškai naują, unikalų Haner inicijuotą projektą, kurio metu pakviesiu Jūs iš arčiau susipažinti su tradicinio interjero dizaino specifika ir skirtumais, lyginant su dirbtinio intelekto programų suteikiamomis galimybėmis. Čia pamatysime, kaip tokio paties būsto projektą sukuria du visiškai skirtingi specialistai – interjero dizaineris ir žmogus dirbantis su dirbtinio intelekto programomis. Kiekvienoje laidoje jie gaus po užduotį suplanuoti skirtingų kambarių įrengimus. Darbui prie vienos erdvės projekto abu turės lygiai savaitę. Būtinai fiksuosime visą procesą – planavimo ir dizaino kūrimo etapus, iššūkius bei rezultatus. O smagioji dalis ta, kad abiejų sukurti projektai vėliau bus realizuoti šiose Hill City erdvėse. Šalia manęs patyrusi interjero dizainerė Monika Noreikienė, kuri vadovauja interjero ir dekoro studijai Menas gyventi, o Instagrame apie save rašo, kad gali sukurti pilną namų įrengimą iki pat rakto. Sveiki, Monika. Sveiki. Labai malonu, kad čia atvykote į projektą. Ir antrasis mūsų projekto dalyvis yra dirbtinio intelekto treneris YAI įkūrėjas, naujienlaiškio genz.lt autorius ir pirmasis Human IPO Baltijos šalyse Antanas Bernatonis. Sveiki, Antanai. Labas. Tai pirmiausia, kviečiu Jūs abu kartu pasižiūrėti erdves, kurioms ir kursite interjerą. Gerai? Taip. Keliaujam. Žiūrėkime Jūsų čia karalystę, Monika. Tokia erdvė nemaža. Realiai butas yra kaip ir pilnai paruoštas įrengimui ir pilnai apdailai. Na, tai yra butas greičiausiai miesto porai arba vienam žmogui. Išplanavimas kaip ir visumoje yra ganėtinai toksai standartinis. Čia toliau turbūt vonia bus, aš įsivaizduoju. Čia bus vonios kambarys su dušu ir kriauklės spintele. Ir čia dar yra miegamasis greičiausiai. Ir miegamojo kambarys, taip. Tai miegamojo kambarys, na, maksimum čia tilps lova 1,60 m čiužinių, tikrai nedaugiau, todėl kad mums reikia, šiaip standartiškai klientai pageidauja ir spintelių prie lovos. Tai čia realiai tokio dydžio lova ir tilps. Na ir kažkokia spinta. Kas dar gerai šitam bute, tai yra, nu, tikrai nemaža tokia įeinama rūbinė iš tikrųjų, kur tu gali laikyti tokius dalykus kaip siurblys, lyginimo lenta. Tai prašom, Antanai, Jūsų kūrybinė erdvė. Atsiskleis. Arba kaip atsiskleis, kiek interjero dizainerio yra Antane, o kiek yra? Nulis, aš visiškai nieko neišmanau apie interjero dizainą, aš visiškai nieko nežinau, esu labai neestetiškas ir nieko nesuprantu. Okay. O pati erdvė kiek estetiška atrodo, kokios mintis dar kyla? Matau potencialą, iš tikrųjų galima šitą nuveikti, nu bet kaip ten pala ekspertai, ką daro kartais. Kampus matuoja, čia sprindžių bus iki išvesties čia užkūrimui. Toliau dar yra vonia, va čia va pavyzdžiui tokia erdvė. Čia bėgs vanduo, kanalizacijos, štai, gražiai taip. Ir ką, ir dar miegamasis yra irgi atskira erdvė, kur teks kurti interjerą, dirbtinį intelekto. Bet man tai neleisdavo tėvai miegamai užėti. Galima? Galima, taip, čia galima, čia jau vis tiek bus Jūsų. Ai, čia išrenginėsim laimingai kažkokiai porai arba vienišam žmogui. Išrenginėsime miegamai. Tai žiūrėsim, ką dirbtinis intelektas sugalvos tikriausiai, ar ne? Nu taip sakant, mano tik tai rankos, dirbtinis intelektas darbą darys. Čia sugalvos, ką čia bus galima padaryti. Antanai, apskritai papasakokite dabar, kas yra tas dirbtinis intelektas? Kaip galima būtų jį apibūdinti taip paprastai žodžiais?
Paprastai sudėtinga būtų gan apibūdinti, kadangi dirbtinis intelektas yra labai plati sąvoka ir jisai yra ten nuo robotikos iki machine learning yra labai daug specialybių skirtingų. Ir kas šiai dienai populiariausia tapo ir kodėl mes apskritai apie jį kalbame, tai yra toks generatyvinis dirbtinis intelektas ir tai tik tai jo dalis, kurią mes aplikuojame ir vėlgi. Kur šiai dienai ateina didžiausia galimybė, tai jog kiekvienas žmogus paprastas įgauna šansą atlikti užduotis, kurių prieš tai negalėjo, su naujais įrankiais, kurie yra labai paprasti naudoti ir gali atlikti įvairiausias funkcijas. Nuo teksto generavimo iki vizualų kūrimo arba galiausiai dizaino irgi padarimo. O kur dabar šiandien jis yra pats pažangiausias ir kuriuose vietose dar reikėtų šiek tiek pasitempti? Vėlgi, jis šiai dienai yra, pavadinkim taip, labai pažengęs į priekį, bet vis dar yra jo labai tokie kūdikio žingsniai. Mes esame labai ankstyvoje stadijoje viso to, bet yra galybė modelių ir įrankių, kurie tikrai nuėjo toli į priekį, labai pažengiai į priekį, vėlgi dideli kalbos modeliai, kas ir lėmė tą sprogimą, įrankiai kaip ChatGPT arba Bingas. Tuomet vizualų generavimas irgi labai stipriai per paskutinius metus pažengiai į priekį, balsų kūrimas, kur dar irgi trūksta galbūt kažko, tai vėlgi trūksta detalių, jisai gali atlikti tam tikras funkcijas, bet vėlgi žmogus yra būtinas tam, kad padarytų tą tobulumą. Vėlgi iš teksto į video kūrimo technologija dar yra gan ankstyvoje vietoje, bet viskas žengia į priekį, reikia tiesiog dėkoti už tai, ką turim, išnaudota, bet ir suprasti, kad mes dar labai ankstyvoje stadijoje. O kalbant apie interjero dizainą, tai kiek jau šiandien yra įrankių, kurie yra prieinami būtent šiai sričiai? Įrankių yra labai daug, nuo skečo padarimo ir kuris pavirsti dizainą iki įvairiausių projektų išplanavimo, tikrai tų įrankių yra labai daug. Šitoje vietoje žmogus įgauna tą potencialą pats pasibandyti. Aš, pavyzdžiui, apie tai nieko neišmanau, aš neturiu jokių žinių apie interjero dizainą, bet aš žinau, kad galiu naudotis dirbtinio intelekto įrankiais, kad įgyvendinčiau kažkokią tai dalį to projekto, ko prieš tai man būtų neįmanoma padaryti. Ir kiekvienas tą gali iš mūsų padaryti. Tai vėlgi žmogų kūrybiškumas, o profesionalui tai yra vėlgi kūrybinės idėjos, iliustruoti, tik dirbant su klientu vėl dažniausiai kokia yra viena didžiausių problemų. Tai jog klientas sako, noriu to, o tu parodyk man pavyzdį. Ir jeigu klientas pats gali pasirodyti pavyzdį, vėlgi to darbo labai daug sumažėja. Detalės jau yra kita šneka. Monika, pirmiausia, labai įdomu būtų sužinoti, kaip atrodo visi tie interjero dizaino planavimo etapai, nuo ko viskas prasideda ir kaip ten toliau viskas plėtojasi. Standartiškai yra 3 projekto etapai. Tai pirmas etapas jisai būna tas būsto pamatavimas, erdvių pamatavimas, kada pradedami daryti techniniai brėžiniai, elektra, apšvietimas, sienos, lubos, santechnika. Na ir tada daromos 3D vizualizacijos. Ir pagal tai, ką, pavyzdžiui, klientas susiunčia kokias inspiracinės nuotraukas, ar pagal tai, kokius jis tiesiog norus išsako, ar pagal tai, kokie galbūt yra užsakovo reikalavimai bendriniai. Mes iš to visos tos grupės informacijos mes statome 3D vizualizaciją su 3D modeliavimo programomis. Tai čia yra toks pirmas etapas. Tada turim tą visą, reiškia, sistemą susistatę, visą kompiuterinę medžiagą jau kompiuteryje, na ir einam visko įgyvendinti jau antrajame etape. Tai reiškia, įžengiame į patalpas, na ir meistrai eina visą tai jau įgyvendina gyvai. Tai mano darbas pagrindinis antrajame etape, tai yra žiūrėti, kad viskas vyktų pagal mano padarytus planus. Tada dar šitame etape, kai jau turim, tarkim, visus sveikus gabaritus, lubos, ten sienos, matuojame dažniausiai patalpas dar kartą, nes vis tiek plytelės, dažai, grindis, tai prideda savo storius, gabaritus. Ir tada mes projektuojame jau baldus su kitomis programomis, jau braižymo programomis, skirtomis baldų braižymui, projektavimui. Tai va, projektus siunčiam baldininkams, jie skaičiuoja, užsakinėjam, kalbame su klientais, renkamės medžiagas ir taip toliau. Ir skaitau antrą etapą visą laiką pabaigtų, tada, kada jau mes pasileidžiam baldus gaminti ir jau jų laukiam. Kol mes jų laukiam, nes vis tiek laukimas būna 2-3 mėnesiai, mes, kaip sakant, darome tą trečiąjį gražųjį ir galbūt klientams patį maloniausią etapą. Tai čia daugiausiai šitame etape yra galbūt tokio lakstymo dizaineriui per parduotuvės, per salonus ar tenais naršymo per internetinės parduotuvės.
nes norisi vis tiek kiekvienam dizaineriui tą būstą, ar tai būtų namas, ar butas, ar ofisas, ar komercinės patalpos, pabaigti iki galo. Ir įgyvendinti pirmojo etapo rezultatą, kuris buvo sukurtas vizualizacijose. Taigi pirmosios laidos, pirmojo projekto dalis, tai bus virtuvė. Tai jums užduotis bus suprojektuoti virtuvės vaizdą, kaip jinai atrodys. Gal kažkokių kilo minčių, idėjų, kaip jinai galėtų atrodyti? Kadangi erdvė nėra didelė, o vis tiek jinai susijungia ir su svetainė, tai mano manimu tai geriausiai būtų projektuoti salą, salelę, pusbaris, kuri, kaip sakant, funkcionuotų ir kaip stalas, prisėdimas 3 ar 2 žmonėm. Ir plus dar mažai virtuviai labai yra naudinga tai, kad saloj gali ir pasidėti indus, kažkokius rakandus virtuvinius. Tai toks multifunkcinis baldas, manau, tokia erdvė būtų puikiai išeitis. Antanai, o kokių minčių jums kilo ten būnant? Aš turėsiu tą pagalbą, dirbtinio intelekto, mano intelektas nėra pats stipriausias šitais klausimais kalbant, bet aš manau, turiu tikrai nuostabių idėjų, matau, jau linksi galvą pritarė, tai manau kažką sukursim įdomu. Tai noriu palinkėti jums kuo didžiausios sėkmės ir įkvėpimo darbo procese visame, tikrai noriu dar pasimatyti, kol ten darbuositės ir patikrinti, kaip jums sekasi, gerai? Tvarko. Sveiki, gyvi. Sveiki. Matau, darbuojatės jau, ar ne? Kažkaip čia įsivažiavę. Koksai dabar, sakykit, jūsų procesas darbo, kaip jisai visas prasideda? Na ką, viskas prasideda nuo to, kad stataisi modelį. Dabar čia ta yra perspektyva, kur yra priekinė perspektyva ir kur tu matai, kiek yra tos virtuvės, kiek yra to bariuko, ar ten kitaip vadinamo to salelę, galim irgi bariuką salelę. Ir tada yra, pavyzdžiui, kitas rakursas, kurį mes pasirinkom rodyti iš šono, taip labiau žiūrint. O kiek, Monika, prieš tai dizainui užtrunka laiko, kol sukuria? Sugalvot? Taip, sugalvoja. Iš pirmo aš susigalvoju, kadangi tai nebuvo konkretus žmogus, kuris užsakė šitą interjerą, tai yra projektas. Tai man visą laiką yra artimas vienas stilius, tai ta moderni klasika su šiokiais tokiais art deco stiliaus elementais. Tai aš atsidarau platų internetą, ir žiūriu, kas man tuo metu gražu, aš atsirenku keletą nuotraukų, kažką atsirenku iš savo buvusių darbų ir tada tiesiog sumetu tokius kaip idėjinius koliažus, kitaip vadinamus moodboardus, kad pamatyt tą tokią pradžioj plokščią tą nuotaiką. Ir tada sėdam su Jurgita, kuri dirba su 3D ir mes viską keliame į tą 3D. Tai ką, tai truputį čia trumpai susipažinau, kaip viskas vyksta. Matau, dar šiek tiek darbų turite, ar ne? Dar šiek tiek reikės ištobulinti ir pasimatysim jau rezultate po savaitės laiko. Jau šiek tiek mažiau, ar ne, Monika? Būtinai. Kaip sekasi, Antanai? Gerai, pradėjom darbus. Tai aš matau, yra vienas tik tai nešamas kompiuteris padėtas, ar čia viskas ko ir pakanka darbui? Užtektų ir telefono. O dabar papasakokit, kokį įrankį naudosit virtuviai projektuoti pirmiausia? Taip, tai įrankius naudosime du, tai tų įrankių dirbtinio intelektų yra galybė. Kokius aš pasirinkau naudoti, aš pasirinkau spacely.ai. Tai čia mes naudosim kokiam oficialiam, dar pažaidimui galėsim pabandyti panaudoti Midjourney. Jisai tada bus ten daugiau netitikimų, bet kūryboje bus geriau. Tai naudosim tik tai realiai du įrankius, ir Google, ten surasti pavyzdžiams. Taip, tai aš labai norėčiau pamatyti, kaip atrodo pati pradžia šito darbo, ar galim kartu pasižiūrėti. Jo, tai mes nusifotografavom jau virtuvę. Sikėlėm tą savo nuotrauką, kurią pasidarėm. Ir ką mes galime daryti, mes turim tą tokią plačią nuotrauką, kuri nėra galbūt labai gera ir mes pirmą galime pakeisti dizainą, kad jisai atsirastų kažkokį. Susiradau Google kažkokį skandinaviško stiliaus virtuvę kitą, kuri man patiko. Ir aš ką galiu padaryti, ją įsikeliu irgi kaip pavyzdį ir sakau, kad aš tokiu stilium noriu, kad šitą erdvę man pakeistų. Ir čia galim matyti, kas mums išėjo. Tai tu jau pasikeis. Ir čia mūsų originalas. O čia galime matyti šast, kas gavosi. Pakeitė tą dizainą, kurį mes galime vėl žaisti, vis kitokį, pasidaryti, kas ten gavosi, nes skirtingi. Čia yra ta pirma versija. Dabar galim peršokti į antrą.
tada pasirenkam, pavyzdžiui, stilių, kokį norim. Gali būti tradicinis, industrial, rustic, Scandinavian, mid-century. Ir padaro čia galima, kad rinktis ir sketchus, net ir užtenka įmesti ir sketchą ir kad tas irgi jau yra good enough. Mes pasirenkam užpildyti erdvę ir darom kažkokią, pavyzdžiui, modernę arba minimalistinę. Vėl čia yra galybė tų stilių. Art deco. Visokiausia. Dizainą padarėme ir vėl toliau eksperimentuosim, tobulinsim ir panašiai, galėsim parsisiųsti, kokybę pakelti ir taip toliau, bet va čia jau idėjas paduot dar tai pirminė medžiaga, su kuria galima dirbti toliau. Labai gerai, atrodo, labai įdomu, tikrai, tai šiek tiek susipažinom su pačia pradžia, kaip visas tas darbas vyksta ir noriu palinkėti sėkmės tolimesniuose procesuose. Pasimatysim po to. Pasimatysim finale. Sėkmės. Iki. Praėjote savaitę darbų, ar darbinga jinai buvo? Tikrai taip. Kaip Monika pačiai, pirmą savaitę praėjo, vis tiek virtuvę teko suprojektuoti, kokie įspūdžiai? Sukūrėm gražią, elegantišką virtuvėlę su nedidelė salelė, prisėsti keliems žmonėms, tai tarkim pagrindiniams buto gyventojams ir dar svečiui. Vietos užteko. Tai va, tai gavosi visai graži, tokia švari, modernios klasikos stiliaus virtuvėlė. O ar savaitė daug ar mažai? Tarkim, jeigu kalbėt apie tokios kvadratūros butą, jeigu reiktų viską iki galo, pilnai, tai galbūt ir pritrūktų laiko, bet tarkim, išdirbti virtuviai, tai visai užteko. O kaip Antanui, ar užteko savaitės laiko pasipraktikuoti ten su tomis programomis skirtingomis? Aš tai vakar tiesiog prisėdau, nes jau deadline'as buvo šiandien. Per 15 minučių padariau kažką ir išėjau pietų valgyti. Ir gavas rezultatas, kurį ir turiu 3 variantus šiandien jo virtuvėje parodyti. Pirmiausia, Monikos pasižiūrėkim gerai rezultatą. Čia jau labai prabangus toksai stilius, ar ne? Žiūrint, kaip pažiūrėsi, viskas, ta prabanga priklauso nuo medžiagų pasirinkimo. Tai yra paprasta šviesi plokštė. Tai gali būti nenatūralus akmuo, dirbtinis arba išvis plokštė, HPL stalviršis ir na tai, kaip ir sakiau, gavosi nedidukė virtuvėlė. Rezultatas man tai labai patinka, ar ne? Kaip Antanai yra gražu? Nu tikrai gražu. Labai įdomi, labai gražiai, tikrai. O Antano rezultatas? Keli, kaip suprantu, variantai? Taip, 5 netgi. Oho, tai turim 5 variantus. Per 15 minučių gavosi 5 variantai skirtingi. Čia galima pirmą matyti kampą, tai vėlgi, ką aš padariau, kaip mano atrodė darbo procesas, čia jis skamba profesionaliai, aš pasidariau kelias nuotraukas būtų ir jas sukėliau dirbtinį intelektą ir mes jau tada eksperimentavom. Tai čia yra vienas pavyzdys. Taip atrodo, čia yra antras pavyzdys, čia yra trečias. Labiau savo daro tokį irgi. Čia va kitas, 4 variantas. Tai tokių buvo prigeneruota daug, per tos stilius buvo pažaista, tik tai aišku, ten tų iškraipimų galima matyti nemažai. Bet rezultatas ir pats stilius ir pajautimas, jisai visai iliustruoja stilių. Tai va čia įdomu, ką išgirs, ką ekspertai mano. Labai įdomu, Monika, jau rėžkit. Na, ką galiu pasakyti, mano klientams tai nepraeitų. Tokie netitikimai ir kaip pasakyti, melavimas per 3D vizualizacijas, nes aš klientas ateina, jisai šiais laikais yra labai priekabus, galiu tik tiek pasakyti. Tikrai klientai yra labai priekabus ir žinokit, kabinasi prie visko. Tai mano įžvalga galbūt būtų tokia. Kas yra gerai, kad tikrai galima greitai pateikti labai daug skirtingų stilių, tarsi kardinaliai skirtingų, kas man užtruktų dirbant su mano programomis, daug ilgiau. Man atrodo, čia ir yra tas grožis, tų technologijų, nes šitoje vietoje jinai idealiai nepadarys. Ir plus mano įgūdžiai mes žinome, kokie yra. Man reikėtų kažką pakeisti tenai, aš galėčiau minimaliai kažką padaryti, bet aš niekada taip negyveninsiu, kaip padarė ten, kad iki mažų detalių kas įgyvenimą. O šitoje vietoje, man atrodo, ateina tas fainumas, kad galima iliustruoti klientui
labai greitai. Būna kartais, kad turbūt ateina klientai ir sako, aš dabar truputėlį pakeis noriu. Taip. Ir kiek tas laiko užtrunka pakeitimas? Tai tikrai, aš iškart klientams sakau, nebus šiandien ir nebus galbūt rytoj. Mes kartais paliekam per parą, keisti vaizdą. Išeinam, išeinam iš ofiso ir paliekam tiesiog įsirenderinasi tą virtuvę ar ten tą svetainę per naktį. O čia mes pabandom pavyzdžius. Pavyzdžiui, jeigu mes irgi pasiėmėm tą gražų dizainą, kuris įgyventas ir kad pakeisti bent jau skonių, kad atsirastų ir tai, ko nori, ir pabandėm tokį juokingesnį per Midjourney padaryti džiunglių stiliumi. Ir tas jau pagal tą stilistiką. Kaip Monika vertinat? Įspūdingas greitis, ta prasme, tai greičio prasme, tai čia yra fantastika. Man pridėjus tokių augalų ir tiek daug dekoro detalių, kiek pridėjo dirbtinis intelektas, tai tikrai užtruktų, ko gero, sekančią dieną net nepažadėčiau, ar galėčiau atsiųsti tokį vaizdą. Tai ačiū kol kas jums, susimatysime jau antroje laidoje, o ten jau bus nauja užduotis. Šį kartą buvo tiek. Pirmojoje projekto interjero dizaino revoliucija laidoje pamatėme, kaip gali būti kuriamas virtuvės interjeras tradiciniu būdu profesionalios interjero dizainerės, tiek ir žmogaus įvaldžiusio dirbtinį intelektą. Abu variantai tikrai verti dėmesio ir tik parodo, kad šiais laikais turime skirtingų pasirinkimo variantų. Specialistų darbai nuguls Delfi portale projekte Interjero dizaino revoliucija, tad galėsite įdėmiau juos pasižiūrėti ir panagrinėti. Tai buvo tik įžanga. Pasimatykime jau kitose laidose, kur bus imamasi naujų erdvių projektavimo. Iki!